tai kairėje tėvai čia mes Vilnius, dešinėje Kaunas irgi patalose, Kaunas arčiau, sienos namų artesnės, tai tėvai čia mes vis dar Juozas ir vis dar Justas. Apsikeitėt vietą? Ne, kažkas buvo blogai? Kodėl pasikeitėt? Taktika. Nes dažniausiai žmonės, kai atsisėdi vienas pozicijas, taip ir atsisėdi. Na, tai kadangi jau viską pasipasakot, kas norės atsisuks, pasižiūrės, turiu tik šiaip tokius random klausimus. Ką vairuoji? Automobilį. Tai žinau, markę. Fordą. Tai, o kolega šuniuką, kačiuką turim? Ne. Nebent hodogą nusipirkau. O, jėtus. Nu, ir kitoj pusėje silkė pataluose. Pirmasis? Pirmasis. Kiek? Nulis? Vien? Absoliutus nulis. Ne vaikų žmogus. Aš esu ta, kuri patenka į kategoriją mylimiausia tetulė. Tai čia jau ginas, jau bus tetulė, ne? Tai dar tik tai žiūrovam priminsim, kad Živilė. Susitikimą manęs nekvėtė, tai tikiuosi, kad tik toliau gyventins teigiamai. Tai dar tik priminsiu, kad Živilė ir Remigija šitoje poroje. Na ir kaip minėjau, tai už silkę pataluose šį kartą yra daugiau balsuotojų. Pažiūrėsim. Kuris iš tų keturių buvo sunkiausias žaidimas? Užstrigo kažkuris, kuris labai sunkus. Ta, kur patys žaidėte, ne? Jau pamiršau, kad tokį klausimą. Nu, tai galiu kartu tos pačius, ne, vis tiek neatsakysit. Tai ką, tai pradėsim išlikimo, dar vieną išlikimo žaidimą. 1.6 maksimaliai galime būti surinkti ir atsakinėję pirmieji paspaudę. Tai nenoriu būti kažkoks tai, bet kaip kažkas pasakytų moteriškas klausimas. Ką reiškia šis ženklas sutinkamas ant drabužio etikečių? 3, 2. Negalima šitą tandaudrajant, ta prasme, Taip, džiavikliai. 1-0. A, neskaitote etikečių? Antrasis. Koks tai augalas? Taip, 1-1. Trečiasis. Kurio tai Radviliškio rajono miestelio herbas? Vat ir niekas iš Šiaulių. Bet Kaunui Radviliškis arčiau. Ne Šeduva. Šaulėnai? Ne, Baisogala. Jo, Šiaulėnai buvo pirmadienį. Jo. Bet čia klausimai sukurti senai, tai žinai, gali pasikartoti. Na. Ketvirtasis. Koks šio personažo vardas? Gandalfas. Žinoma. O gal žinai antrąjį jo vardą? Kaip kūriniuose kitaip vadinamas? Mitrandiras. Taip. Tai 2-1. Tėvai čia mes pirmauja. Penktasis. Kuris cheminė periodinės elementų lentelės elementas pažymėtas 16 numeriu? deguonis? Ne deguonis. Ne, siera. 2-1. Ir paskutinysis turo klausimas, kurio miesto beisbolo komanda vadinasi Dodgers? Los Andželo Dodgers. Taip, Los Andželo Dodgers. 3-1. O, kaip greitai sužaidėm? Tokia žinoma komanda. Net pasimetį. Los Andželas, ne? Aš nesidomiu, tai man atrodo lyg ir taip. LA Dodgers, ja. Jeigu ten vaikšto tarp tų miestų, tai... Ja, ir jų simbolis tiesiog yra LA. Nu, antrasis turas 6 klausimai, 1 taškas ir čia variantai jau yra jums pateikti. Bet jei žinote, be variantų spauskite ir sakykite man teisingą atsakymą. Ir pradedam nuo pirmojo. Kurią imperiją valdė Justinianas I?
Konstantinopolio, Bizantijos. Spaudžiam dabar? Bizantijos. Tai Bizantijos. 3-2. Draugytis, ką žinai, ne? Draugytis, pažįstams. Antrasis. Kaip vadinama viena iš Kinijos tautų laikoma šalyje vyraujančių Hanių tautos subgrupė? Hakai, hikai, hobiai, hunai. Manau, kad hunai. Ne hunai. Jūsų variantas. Ir ne hobiai. Liko hakai arba hikai. B. Kaip? B. Hikai. Sveikinu padovanojus tašką, nes tai yra hakai. 3-3. Kokie geranoriški. Trečiasis. Kuriais metais buvo pasirašyta Vestfalijos taika? 1548, 1648, 1748, 1848. Nu, kuriam šimtmetį? A. Ne, 1548 ne Vestfalijos taika. Ir ne, 1848. B ar C? C. Vėl padovanotas taškas, nes tai 1648. Jau kai spėjot 1548, galvojau, kad tikrai jau kits bus 1648 pasirinkimas. Gal dėl to susimėčiau. 3-4. Va, nemes kelią dėl tą kelią. Ketvirtasis. Jums net nereikia, ne? Ketvirtasis. Kurio šalies uostas ir kurortas pavadintas Larnaka? Kipro. Pasaka, Kipras. 4-4. Jeigu dar variantų. Penktasis. Kurios iš pateiktų operų nesukūrė Richardas Wagneris? Nu. Tai. Kažkodėl atgal grįžom. Nabukas, Persifalis, skrajojantis Solandas. Žinoma, o ką sukūrė? Taip, Verdis. 4-5. Dar, aišku, būčiau atidengęs Valkiriją. Ir šeštasis. Kaip vadinama medžiaga nelaidi elektros sroviai, nes neturi laisvų elektros krūvių? Dielektrikas, kondensatorius, puslaidininkis, rezistorius. Rezistorius. Ne. Jūsų variantas? Irgi ne. Nu, ar bus trečias dovana? A. Taip, tai dielektrikas. Pagaliau spėjau, ne, aš iš karto teisingai. Tai ką, nors jie atsakė, bet padovanoja jums pirmenybę rinktis trečiam ture temą. Pasaka. Tai lygiosios 5-5 atkakli kova. Verta ir finalo, ne? Ir čia 2 taškai už teisingą atsakymą. 2 už užbruktą eilutę, 1 taškas už vagystę, 40 sekundžių mąstyti. Silkė patalose, nors turi tiek pat, kiek tėvai čia mes, bet tėvai čia mes pagavo raną, taip vadinamą. Tad atitenka rinkimas į silkį patalose. Ir tik primenu, kad kryžiukai, iksiukai yra tėvai čia mes, o nuliukai silkė pataluose. Silkė patalose renkasi ar Arthur Conan Doyle, drebėjimo sukėlėjas, Ritos Miliūtės aukcionas, įmonė, herbas su rizika, kulinarinė knyga, paukščiai su bonusu, turizmas, skaičiai. Kas čia tokie? Pradedam nuo viršaus, Conan Doyle'is. Skaitėt? Skaitėm, senokai, bet skaitėm. Tai žinosit. Arthur Conan Doyle šį savo apsakymą laiko pačiu geriausiu. Kūrinė Sherlockas Holmsas vienintelį kartą pralaimi tyriamą bylą ir pralaimi moteriai.
Padainuokite garsios užsienio grupės dainą, gal padės. Koks kūrinio 2 žodžių pavadinimas? Taip, Skandalas Bohemija ir Queen'ų Bohemijos Rapsodija reikia pasidiniuoti. 5, 7. Puikiai. Tai kaip tenai skaitėt? Įsimylėjęs jisai buvo tai, kuriai pralaimėjo ar ne? Sau. Tai ką, nuliukai pradeda nuo kampiuko. Kokios strategijos? Ne? Pabandykim su skaičiais. Skaičiukai. Ši skaičių seka, kuri pateikta, padės įvardinti, kokiu kitu vardu mes žinome Leonardą Pizietį. Ne Morkūnas, iškart sakau. Skaičiai, kaip jis vadinasi? Žmogus jau ir verkia, ir meldžias. Užkrito žodis, nu. Spaudimas yra. Neprisimenu. Oi, kaip greit galėtumėt baigti, jeigu dabar atsakot po to vidurį. Ir jūsų spėjimas? Nebeprisimenu. Vagystė? Taip, Fibonacci seka, čia yra 5, 8 vagystė įvyko. Ta vienintelį žinojau. Ir Silkė patalose gali labai greitai pabaigti žaidimą, jeigu tik pasirinks herbą su rizika. Imam. Herbą su rizika. Viskas herbe? Kam priklauso šis herbas, kai žinot spaudžiat? Šiaip tai čia turėtų būti Vatikano popiežius. Taip, Vatikano arba popiežiaus herbas. 50. Ir mes ne tik 50 turim, bet turim ir 5. 12, nes užbraukta eilutė. Ir pirmą kartą šiandieną 3 klausimai ir 7 taškų atotrukis. Turės pasistengti dabar, tėvai, čia mes. 4 turas. Ir ką? 2 klausimėliai. Kiekvieno atsakymo vertė 3 taškai. Pirmieji paspaudė mygtuką atsakinės. Ir čia, tėvai, čia mes turi jau rizikuoti ir kapstytis iš dabelės. Fibonaccis jums pakišo koją. Tai kuri alyvmedinių šeimos augalų gentis čia pavaizduota? Ne augalų mylėtojas, matau. Čia galit žinti. Tai miškuose nesivaikštot. Taip? Nu, reikia spėti kažką, tai gegužraibiniai. Ne. Turit? 3. Būna magnolijos, nors tikrai žinau, kad ne. Ir iš kišenės sako, kad tai uosis. Paprasčiausias uosis. 5-12 reiškia nugalėtojus jau turime, bet sužaiskime ir paskutinę klausimėlį. Iš prancūzų kalbos išversta žodis X reiškia gera valia. Žymiausias X 1904-7 sudarytas Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Rusijos kariniai bei politinis blokas. Kas yra X? Antantė buvo. Taip, Antantė. 5-15. Silkė padalose laimi. O tas Fibonaccis viską sukiša. Mikrofonus paliekam. Kubernę pasiemam.
Gubernija. Čia visi savi.